darbą kelinta diena jau pastebiu Berlyne tokius kanalus, labai gražius, seklius, ten visą laiką užrašyta nesimaudykit. Tai per parkus eina, tai po namais, tiltelis ten matosi. Ir ką visą tai reiškia, čia matosi, yra kaip ir užtvankos užtvara padaryta elektrinė ir matyt, kai būna kažkokie potviniai ir vandens persipildymai, yra tai balansuojamas tas vandens kiekis, kad nebūtų apsemiamas miestas. Tai niekur dar nemačiau tokio dalyko, garantuotai, kad yra daug kur pasaulyje, bet paliko įspūdį, tai kad visiškai automatizuota ir įsivaizduoju, kad vos ne vandens lygį galima automatiškai matuoti ir centralizuotai tos, turbūt kompiuterizuotai kilnoti tas užtvankas. Ir tuo pačiu šiaip miestas yra ganėtinai gražus, kai daugybė tokių kanalų teka ir keičiasi juose vandens lygis. Tai Berlynas irgi tokia, nežinau, mikro Venecija savotiškai. Už manęs toks neišvaizdus tiltas, bet čia yra pats centras ir visiškai šalia centro, dabar jau parodysiu, už manęs šitas stiklinis pastatas yra Pergamono muziejus ir visa šita zona yra muziejų zona. Ir, pavyzdžiui, šis muziejus yra įdomus tuo, laikomas šiaip vienu turbūt garsiausių Europoje senovės civilizacijų muziejum. Tai, pavyzdžiui, Romos imperijos istoriją čia galima būtų vaizdžiai pamatyti. Tai viena iš tokių vietų, jeigu pasirenki rekomenduojamas vietas, rekomenduojamus muziejus, būtų būtent šita vieta. Jinai iš tiesų tikrai labai keistoji vieta ir neįprastoji niekad nepagalvotum, bet ypatingai rekomenduojama. Toliau žygiuosiu šitą muziejų zoną ir pabandysiu užsukti į kiekvieną iš muziejų, kurie čia yra. Ir beeidamas pastebėjau, kad Pergamono muziejus buvo tam mažam pastatėlį, bet beeinant pastebėjau tokį didžiulį monumentalų pastatą. Ir ten tolumoje užrašyta Pergamono muziejus. Tai panašu į tai, kad jis dabar remontuojamas ir ar jis čia buvo, bet greičiausiai jisai čia sugrįš atgal. Ir tokiai įdomiai tematikai iš tiesų šitas pastatas tikrai daug labiau tinka negu tas laikinas. Kadangi esu muziejų zonoje, tai vos keli žingsnius paėjus į šoną yra Nojas muziejus. Jisai ypatingas tuo, kad čia yra labai daug Egipto radinių ir visos kultūros palikimo daug čia atvežta, surinkta žmonėms. Tai buvau užsukęs šiek tiek į vidų. Yra toks visas milžiniškas lieto betono pastatas su didžiulė parduotuvė, kur galima reprodukcijų įsigyti, pačių įvairiausių, įdomiausių. Ir pats muziejus yra masyvus, šalia jo, kaip matėt, yra kanalas, pro kurį netgi turistų laivai plaukia. Tai tą, ką domina senovės Egipto kultūra, tai visiškai šalia centro galima užeiti ir susipažinti. O 100 metrų į šoną nuo Nojas muziejaus ir keli šimtai metrų nuo Pergamono muziejaus yra dar vienas muziejus pačioj centrinėje aikštėje, štai matosi ir Berlyno katedra. Pačioj centrinėje aikštėje yra įsikūręs ir šis muziejus, jame yra sukaupta šiek tiek paveldo iš senovės Romos ir Graikijos. Ir netgi pats pastatas byloja apie tai, kas yra jo viduje. Tai tikrai labai įspūdinga muziejų alėja, muziejų zona. Kelių šimtų metrų atstumu galima susipažinti su daugybė senovės kultūrų. Tai kištelsiu nosį į vidų, pasižiūrėsiu, kaip atrodo iš vidaus. Dar vienas muziejus, iki kurio atėjau, vadinasi Bode muziejus. Ir jis ypatingas savo viduramžių menais, bet labiausiai išskiriama yra tai, kad pas juos yra milžiniška monetų kolekcija, taip vadinamų numizmatinių vertybių. Tai esu prie šio muziejaus ir jis tokioj labai įdomioj vietoj, tokioj kaip pusiasaly upėje. Iš abiejų pusių yra vanduo. Jeigu apsisuksiu atgal,
už manęs matosi vanduo, o jis tokiam tarsi iškišulyje. Tai va dar viena labai įdomi vieta monetų mylėtojams. Ir tai yra prieš paskutinis muziejus šioje zonoje, berods 4, liko dar vieną aplankyti. Bet pradžioj užsuksiu iš ir pasižiūrėsiu, kas įdomaus yra ten. Paskutinis muziejus, kurį lankau šioje muziejų zonoje, vadinasi Alte muziejum. Ir jisai ypatingas tuo, kad jame yra pagrindė 19 amžiaus meno kūriniai ir vieno iš autorių man labai patinkančių Monet. Tai netgi pats pastatas ir visa vieta yra ypatinga ir turbūt man gražiausia iš visų tų muziejų. Ir štai už manęs yra ir pati Berlyno katedra. Ir ten matosi labai įspūdingas takas, dengtas ir paremtas kolonomis. Tai pabandysiu ir čia užeiti ir pasižiūrėti, ko šis muziejus vertas. Už mano nugaros Humboldto universitetas ir universitetai paprastai garsus yra savo moksliniais atradimais, pabaigusiais išsilavinusiais žmonėmis, pakeitusiais šalį arba pasaulį, o šitas universitetas dar turi juodąją savo pusę. Tai 1933 metais jo studentai, dalis jų buvo nacių partijos nariai, jie tiesiog čia universiteto kieme sudegino 20 000 knygų, kurios buvo laikomos antivokiškomis. Ir tai buvo akcija nukreipta prieš žydus. Ir negaliu dabar tiksliai pasakyti datos, berods 1995 metais čia buvo sukurta žydų autoriaus instaliacija. Tai yra tokia erdvė po žeme, to ją parodysiu, kurioje iš visų pusių yra tuščios lentynos, į kurias kaip tik ir tilptų 20 000 knygų. Ir tai yra priminimas, prie ko gali privesti netolerancija. Ir iš tiesų tikrai nieko nėra baisiau, kaip deginti knygas, kurios iš tiesų kaip informacijos saugojimo laikmena ir jos tikrai nieko negali būti kaltos. Ay, no me puedo creer lo que decía, pero era muy interesante. Lo voy a traducir y vengo. Vale, pues los invito. Está en alemán. Sí, para eso lo voy a... Keliauju į didžiausią Berlyno mieste esančią pilį, Charlottenburgą. Ir pakeliui pamačiau šokolado parduotuvę, užėjau, o čia iš šokolado pagaminti visi garsiausi Berlyno objektai. Tai Berlyno vartai, kitoje pusėje yra katedra ir yra pats ir parlamentas. Štai čia už manęs matosi visą tai irgi padaryta iš šokolado. Atvykau į paskutinę vietą, kurią lankysiu Berlyne. Jinai nėra paskutinė lankytina vieta, Charlottenburgas. Ir žiūrėdamas į šitą dvarą, pilį, galvoju, kad esu jau čia buvęs. Bet ir tarsi labai ir nesinorėjo atvykti, bet visi gidai vis išmetinėjo šitą vietą. Ir jinai tikrai nėra tokia įspūdinga, kaip atrodo paveikslėliuose. Fotografai tikrai moka labai gražiai nufotografuoti. Jo fone labai įdomus keliautojai irgi. Kažko primena man piligriminę kelionę. Tai tiesiog užsuksiu dar kartą pasižiūrėti iš arčiau. Ar čia verta atvykti, nežinau, su navigacija tikrai problemos, kelis kartus visiškai ne ten mane nuvedė. Ir pati aplinka nėra tokia įspūdinga. Išskyrus šitą pilį, labai paprastas eilinis rajonas. Aišku, patys gyventojai čia matosi labiau vokiečiai, ne emigrantai, tai tiesiog švaresnė Berlyno dalis. Bet reikia užsukti į vidų, pasižiūrėti kaip ten. Štai taip atrodo pats parkas ir pilis. Gražiai sutvarkyta, bet sakyčiau, labai skurdžiai lyginant su kokiais Prancūzijos dvarais ar tais vaizdais, kuriuos mačiau Ispanijoje. Labai paprastutė vieta, sakyčiau, netgi gal primena mūsų
Tiškevičių dvaro Palangoje. Va, žmonės čia tiesiog ateina pasportuoti ir pabūti, paskaityti knygą. Tai toks paprastas rajono parkas. Na ką, šioje vietoje mano nuotykiai Berlyne ir baigėsi. Iš tiesų rytoj dar užsuksiu į prekybos centrą ir dar planuoju aplankyti Saksonijos Šveicarijos parką pakeliui. Tiesiog labai įspūdinga vieta. Va, ir tuo šita kelionė bus pabaigta. Ir ar rekomenduočiau grįžti į Berlyną, tai tikrai taip. Galbūt ne į šitą vietą, galbūt dar kelias kitas vietas praleisčiau, bet 2 pilnom dienom, geram savaitgaliui tikrai yra ką veikti ir tikrai yra ką pamatyti. Tai pats miesto centras yra labai gražus, vyksta labai daug renginių nuolatos, tai šiaip į Berlyną atvykti savaitgaliui labai rekomenduočiau.